Sveiki šauliai. Taigi, kas jūsų laukia šią savaitę? Bet pirmiausia, kaip visada, prašau mus palaikyti spaudžiant patinka ir prenumeruojant kanalą. Na, o kurie norit asmeninių konsultacijų, rašykite Messengerį, nes dabar jau WhatsAppas mano visiškai nebeveikia ir nežinau, kas ten vyksta. Taigi, savaitė yra vidutiniška. Vidutiniška savo gerumu ar blogumu. Reiškia, viskas suksis apie nulį. Nei labai didelių laimių, nei labai didelių nelaimių. Viskas va taip va kažkaip taip ir plauks pasroviui. Jausitės kaip žmonės, kuriuos pastatė ant bėgių, vat kaip tas garvežys ant bėgių ir puškuojate savo tom vėžiom, savo tais bėgiais į priekį, į tikslą, be didelių kažkokių tai posūkių ir tai yra irgi labai gerai. Na, emocinis fonas bus vidutiniškas, šiek tiek nervins artimieji, ypatingai gali tėvai ir vaikai, reiškia, arba labai jauni, arba vyresni žmonės erzinti. Lygiai taip pat ir su kaimynais, jeigu turite bendrų vardiklių, tai irgi čia galimos visokios ten peripetijos. Bet didžiąja prasme vis tiek jūsų pusėje bus tiesa ir jūsų šypsena savo išmintingumu nugalėsite visus konfliktėlius ir juos įspręsite savo palankiai. Aktyvumas bus vidutiniškas, gali būti, žinot, kai sako, o Dieve, jaučiuosi kaip sudaužytas, galva kaip kopūstas ir negaliu mąstyti, judėti nenoriu, tai jeigu netgi nuo trečiadienio biškutį patinginiausite, nieko tokio, nes kartais tikrai labai sveika organizmo ir psichikai žmogaus truputį patinginiauti, turint galvoj, kad jūs esate tikrai labai darbštūs žmonės. Taigi, brangūs šauliai, būkit sveiki ir laimingi, neužmirškite patinginiauti. Iki kitos savaitės, ate.